Sveiki! Taigi, kaip ir praeitą laidelę minėjau, kad ši laida bus skirta pagrindiniui valui surišti su feeder gamo arba kaselių pynimas, kur tvirtinasi pavadėlis. Taigi, pirmiausiai atsakysiu į keletą klausimų, kas kam buvo įdomu, aktualu, nors jų nėra labai daug, bet vis tiek norisi atsakyti nors vienam kitam žmogui, o paskui pradėsim tada rišti pagrindinį valą. Tai pasiruošiau, net nežinau, diametro valo, čia koksai 2 mm galbūt pintukas, 1,6 rašo, bet apie kokį 2 mm, čia buvo pirktas Ispanijoje pintas valas, kad galėtume krūmus ištempti iš vandens. Taipogi feeder gamą truputį vėliau parodysiu, paėmiau, kad jų man kameros matytųsi plūdininko štekerio gumą, čia irgi kokie 3,5-3 mm storio, tai tikrai matysit, ką darau ir kaip tą viską darau. Taip kad pirmiausiai atsakomi klausimėlius. Sveiki, sakote, kaip bebūtų srovė priplaka kabliuką prie dugno. Jeigu uždėjus atvadą švynui kokį 10 cm ir sutrumpinus pavadėlį, gal geriau būtų. Ar yra toks variantas, kad masalas plementų arti dugnų? Būna, kad pakėlus pavadėlį į metro aukštį pradedi gauti kibimus. Dėkui už atsakymą. Jeigu srovė, vėlgi, nuo srovės dydžio. Jeigu mes uždedam ilgą pavadėlį, 1,80 cm, 1,5 metro. Srovė pas mus jį, jeigu ir plevena, jį prispaudžia prie dugno vienareikšmiškai. Ar mes niekaip jo nepakelsim, kad jisai metro aukštyje būtų ir kad plevėsuotų metro aukštyje. Kada bus žvejyba, kada nebus ledo, aš parodysiu būdą, kaip galima žvejoti pakėlus pavadėlį, bet čia reikia parodyti. Bet jeigu mes turim ilgą pavadėlį, pats kabliukas juda srovėje, aš įsivaizduoju, labai lėtai. Labai lėtai duoda tą natūralumą masalo, kurį mes išgaunam. Jeigu mes srovėj sutrumpinam pavadėlį, jisai tada masalas jau nebe taip natūraliai juda, jį srovė turėtų plakti. Tai tokie pastebėjimai būtų apie pavadėlių ilgį. Visą kitą parodysiu, kada leis gamta, pačioj žvejybos metu. Viską parodysiu su atvadais, kai jau atšils orai. Yra variantas, kaip žvejoti pakėlus pavadėlį, bent teoriškai. Ta viską reikia bandyti praktiškai. Taip kad nesiplėsiu šitų klausimų, nes tai yra tikrai sudėtingas klausimas. Tuo labiau gaudant trumpo pavadėlių, jau reikėtų gaudyti su pravedimu srovėje. Su feederiu tai irgi įmanoma. Tai yra juodas darbas, bet tai irgi įmanoma padaryti. Taip kad šito klausimu įsiplėsim labiau, kai bus šiltas oras. Sveiki. Iškračiau visur Google, niekur neradau, kas Lietuvoje prekiauja Asari kabliukais ir Gamakatsu 2260B kabliukus. Dabar dar nepasiruošę šitam klausimui atsakyti, bet kitoj laidoje aš tikrai atsakysiu, kur galima jų nusipirkti ir tikrai surasiu per draugus, kas atstovauja. Jeigu neatstovauja, pasakysiu, kur nusipirkti. Apie Gamakatsu kabliukus tikrai nėra problemus, jų tikrai Vilniuje yra atstovai Gamakatsu, jie turi savo parduotuvę, tikrai galima įsigyti. O visą kitą pakomentuosiu kitoj laidoje, šitai laidai nepasiruošiau šitam klausimui. Taipgi, tų klausimų nėra daug, tiek. Ir grįžkim prie rišimo pinto valo, prie feeder gamų. Tai šiuo atveju pas mane, pakartosiu, labai storas pintas valas ir ne feeder gamas, o plūdininkų štekerinė guma, 3 mm. Ir parodysiu taip, kaip aš rišu pintą valą su feeder gamu. Taigi, įsivaizduokim, čia meškerės galas, turim uždėję karabiną su suktuku, stopmazgį atitinkamai pagal valo storį. Ir įsivaizduokim, šičia yra feeder gam. Paėmiau tokius grubius įrankius tam, kad per kamerą jūs matytumėte, čia yra kai kurių svarbių labai momentų. Paskui visą šitą pakartosim jau
su tikru pintų valu, plonu, su plonu fidergamu ir taip toliau. Taigi, čia yra keletas niuansų. Kad viskas gražiai būtų ir gražiai atrodytų, yra keletas niuansų. Pirma, imam fidergamą ir uždedam mazgą ant pinto valo. Vat, kad jisai praeitų va šitai. Ir užveržiam. Nu, šitoj vietoj aš jau seiliu. Jau gumą paseilit būtina. Užveržiam, padarom mazgą. Ir mes va turim jau uždėję mazgą. Dabar rišam pintą aplink fidergamą. Rišu lygiai taip pat, kaip riščiau kabliuką. Dar vienas momentas. Čia yra labai storas pintas valas, užtat aš jį apvyniosiu viso labo 4-5 kartus. Ploną pintą valą aš vynioju 8, 9, 10 kartų. Nes su šitu valu aš nesuformuosiu gražiai mazgo. Jis yra, bele kaip storas. Taigi. Penki kartai. Dabar čia, žiūrėkit, yra svarbus momentas. Suimam visą šitą mazgą, kad turėtume pinto valo kilputę. Prakišam šitą valą. Ir aš prakišu pro tą dar kartą. Padarau 2 prakišimus pro kilputę. Kodėl? Tuoj viską parodysiu. Truputį patempiam. Seilit čia jau būtinai reikia. Ar seilint, ar šlapint. Ir viską užtempiam. Ir tempiam viską iki mazgo. Aš visą laiką palieku ilgus galus. Truputį čia per ilgs, bet palieku ilgus galus tam, kad aš galėčiau visada užtempti. Užtempiam gerai mazgą. Užtempiam tą. Užtempiam dar ir šitą mazgą. Va. Ir mes turim va tokią kilputę. Kodėl aš užvyniojau šitą 2 kartus? Kada mes rišam ploną pintą valą 0,08, 0,10, 0,12, užveržimo metu mums dažnai prašoka mazgai pro apvyniotą pintą valą ir jie iššoka mazgas. Mes vėl visą procesą turim pradėti per naują. Kada mes perkišam ploną pintą valą per kilputę 2 kartus, netgi 3 kartus, mums niekada jisai neprašoks ir neišslis, nes kas dažniau raišia mazgus, žino, kad turi tendenciją pintukas mukt ir prašokti. Ir mes vėl grįžtam, vėl per naują, vėl raišėmis. Tada kerpam fidergamą, kerpam pintuką. Pintuką palieku 1 mm, 2 mm. Tas šniūras niekam jisai gyventi netrukdo. Tai va. Čia imituojam silikoninį kembriką, silikoninį stopmazgį ir turim karabiną. Štai, mūsų kaip ir sistema paruošta. Dabar kaip rišam kabliuką. Aš labai nemėgstu, kada pas mane ant visos sistemos yra priraišyta kilpučių, karoliukų, visokių mazgiukų. Visas šitas dalykas mums kliudo žvejybui. Kažkur užsikabina, užsimeta. Mano galva sistema turi būti kuo mažiau mazgų, kuo mažiau kilpučių, visokių nereikalingų daiktų toj vietoj, kur tu žvejoji. Mano galva tai neturi būti. Ir čia yra 2 būdai,
gal ne 2, gal 3 būdai, kur kabinti pavadėlį. Tai pirmas būdas būtų feedergamas, šiaip pagal varžybų taisyklės, berods yra 15 cm leidžiamas. Tai aš paliksiu ilgesnį tam, kad man nereikėtų daug kartų. Tai pirmas būdas. Pirmas būdas yra labai paprastas. Padarom iš feedergamo kilputę. Ir šitoj vietoj pakabinam pavadėlį. Čia vienas būdas. Aš taip nedarau. Aš tik parodau, kaip yra galima, ne? Kas bijo kitaip daryti. Dabar parodysiu antrą būdą. Antras būdas, surišam va tokią va kilputę ir šičia mes paliekam milimetrą iš kištos gumos, nukerpam palei mazgą ir nukerpam kilputę. Seniau šitas mazgas vadindavosi vištos koja. Tas, kas plūdį žvejoja, ten vietoj dakranų visokių velnių, kur mes kabinam valą, seniau darydavom, rišdavom va čia va pavadėlį. Ir dabar mes va šitoj va vietoj galim nerti pavadėlį. Aš jums netgi ir pabandysiu parodyti. Tai va, kaip ant šito mazgo yra dedamas pavadėlis. Labai paprastai. Turim pavadėlėje kilputę, aš dažnu atveju neieškau kabliukų, prakišu valą pro jau suformuotą kilputę ant pavadėlio, užneriu ant feedergamo, užtraukiu ir davedu jį iki galo. Ir užtempiu. Jeigu jūs dabar pažiūrėsit, valas įsiremia į pjautą gumą, nupjautą feedergamą. Pavadėlis jisai įsirėžia. Guma turi tokią tendenciją, kad jinai atpalaiduoja valą, atlaisvina tą valą. Tai šitoj vietoj va šitas va 2 mm paliktos gumos mums neleidžia atlaisvintui valui pavadėliui nusmukti nuo gumos. Traukiant žuvį vėl užsiveržia ir mums niekada nenukrenta pavadėlis. Tai va čia yra toksai, vienas iš mano mėgstamiausių. Bet kartais dar darau dar kitokį mazgą, kitokį būdą kabinimo pavadėlio. Mūsų feedergamas, darau paprastą mazgą. Va, turim paprastą mazgą, nukerpam, palikdami vėl milimetrą, ne prie pat, palikdami kokį milimetrą ir dedam pavadėlį. Dedam pavadėlį. Šiuo atveju jau reikia gerai įsprausti pavadėlį. Reikia labai gerai užtemti pavadėlį. Šitokie man yra nuskridę pavadėliai. Su žuvim, ne su žuvim, nežinau, bet esu pametęs kelis pavadėlius. Taip kad vis dėlto ta vištos koja yra 100%, kad tikrai nepamesit pavadėlių. Šiuo atveju turim tik tai tiek, kad mažesnį mazgelį. Tai va, dabar visą šitą parodysiu jum su pintu pavadėliu. Su tikru plonu pintų valu ir tikru feedergamu, kurį aš naudoju. Tikras pintukas, Daiwa 016, Drenano feedergamas. Kaip lietuviškai, nežinau, feedergam, tegul būna feedergam, 0,45 mm storio. Taigi va dabar va ją pririšiu taip, kaip aš ruošiuosi žvejybai. Taigi, kartoju. Paimu pirmiausiai ant valo, pinto valo,
su guma uždedu mazgiuką. Užveržiu. Ir mes turim prie pintukų uždėtą mazgiuką. Tada feeder gamą sulygiagretinam kartu su pintų valu ir pintą valą rišam lygiai taip pat, kaip rišam kabliuką. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aš vynioju 8, 9 kartus. Galima 10. Vėlgi, turim kilputę, turim galą. Jeigu mes kabliukui prakišam vieną kartą, šiuo atveju aš prakišu 2 kartus. 1 kartas ir 2 kartas. Visą šitą truputį paveržus būtinai paseilį. Ir tada privedam pintą valą prie feeder gamų. Viską užtempiam. Užtraukiam. Nukerpam feeder gamą, paliekam milimetrą. Pintuką truputį daugiau palieku, apie 1,5–2 milimetrus palieku pintuką. Va. Ir mes turim va tokio dydžio viso labo mazgiuką. Davedam silikoninį stopmazgį iki mazgelio ir datraukiam karabiną. Štai mes turim stopmazgį. Jokio papildomo mazgelio, vientiso, gražu ir taip toliau. Dabar darom kilputę, kabinti pavadėlį. Pasikartosiu, per varžybas pasaulio čempionatuose feeder gama turi būti 15 cm. Neilgesnė kaip 15 cm. Tai mes galim daryti ir 10, ir 15. Ką mes išlošiam padarę pintuką su feeder gamu. Tai gaudydami nedidelę žuvį, mes turim šiokią tokią amortizaciją, nededam jokio šoko, jokio nieko. Gaudant didelį žuvį, mes lygiai taip pat turim amortizaciją, nes naudojant žvejybui pintą valą, jisai nesitampo. Pintas valas tai yra šniūras, kuris lygiai taip pat patempus 1 metrą, ar 20 metrų, ar 30 metrų, jis nei kiek neamortizuoja. Monovalas, jisai yra elastingas, jisai tampusi. Jis atidirba žuvį, kad mes saugiai ją galėtume išsitraukti iš vandens. Tai tą visą amortizaciją mums atlieka feeder gamas. Taip, dabar išam kilputę. Paseilėm, užveržiam. Nukerpam. Čia paliekam milimetrą, 1,5. Tikrai per akis. Ir nukerpam tą kilputę. Aišku, vėlgi, galim pavadėlį čia dėti. Mes vis tiek turim labai mažai mazgų, kliuvinių, kad mums kažkas pintųsi, kabinėtųsi ir visa kita. Aš taip nedarau. Esu daręs ir taip žvejojęs bandęs. Bet aš pasidarau vištos koją vadinamą. Va. Ir mes turim va tokį, kur galim kabinti pavadėlį. Tai va. Tai čia yra, mano galva, sistema, kur mes galim žvejoti. Upiai,
ypač stovinčiam vandenį, ežeras, užtvankos, visur. Turim labai universalią sistemą. Kai kas ir draugai, ir klubiečiai labai bijojo, kad čia uždėjus didelę šėryklą nušaus silikoninė stopmazgį. Nieko čia neatsitinka, viskas čia laiko, mėtant ir 100 gramų šėryklas. Vėlgi, labai reikia atsirinkti, kokį nusipirkti silikoninį stopmazgį. Ne visų firmų jie yra geri. Kai kurie išsineria prašoką, kai kurie stovi. Aš naudoju tikrai neatsirinkęs jokios firmos, nuvažiuoju, nusiperku, pabandau, veikia, viskas tvarkoju, naudoju. Negaliu atsakyti, kas geriausiai, kas blogiausiai yra. Taip pat Fider Gama, aš mėgstu šitą, bet tų gamintojų yra daug, taip kad nei kiek per daug nesureikšminu šito dalyko. Tai va, turim universalią sistemą viskam gaudyti. Kas nenori terliotis, žvejoja su monovalu, kas žvejoja truputį paprasčiau. Tai parodysiu, kaip aš darau kaseles su monovalu. Aišku, monovalas daugiau karpius gaudant jau su pintų valu yra labai sudėtinga. Jos išsitrauktam turi būti įrankis atitinkamas. Tai čia mes grįšim šiltų metų laiku prie šito dalyko. Dedam karabiną. Dedam stopmazgį. Ir sukam kasytę. Čia toks viena smulkmena tokia yra. Kokio ilgio tą kasytę daryti? Gražiai vyniojam. Visų užtempiam, kad jinai būtų tokia labiau susukta. Va, tas. Tai va, dabar darau mazgelį, kad sutvirtinti tą kilputę, užfiksuoti ją. Čia aš darau tokį dvigubą mazgą. Vieną kartą prakišu, kaip paprastą mazgą, ir prakišu antrą kartą, tik valą jau ištraukiu, pro antrą kartą prakišto. O, galima paprastai 2 kartus prakišti. Bet aš darau šitai. Vat jeigu matosi, prieš užveržiant mazgą, man gaunasi toks 8 begalybės ženklas. Ir tada būtinai paseiliu šitas vietas ir užveržiu. Tai va, davedam stopmazgį, davedam karabiną. Ir mes turim va tokią sistemą. Pavadėlis prasiveria kilputė į kilputę, čia jau yra paprasta. Vienas toks niuansas, pastebėjimas. Uždedam šėryklą ir žiūrėkit. Šėrykla ir kaselė yra nuo šėryklos iki kaselės krašto yra apie 2 cm. Tas atstumas yra labai svarbus, mėtant, kad nepersimestų pavadėlis, neužsipintų. Nereikia jo ilgo.
Dar vienas pastebėjimas, kasytė neturi būti kieta. Nereikia imti kieto valo, kad jinai būtų kieta. Esu išbandęs labai storus valus dėti vietoj kasytės, naudoti labai storus uždegino galus. Bet nei vienas nepasiteisina, esu išbandęs tuos visus dalykus. Visą laiką atsiranda kažkoks tai pavadėlio užsimetimas, kažkas užsikabina. Tai vat šitas variantas, minkšta kasytė, pabrėšiu, tai yra mano galva pats saugiausias, man labiausiai, galbūt yra kitų būdų, aš jų galbūt nežinau, bet aš rodau tai, ką aš pats darau ir tai, ką aš pats naudoju savo žvejybui, sporte ir taip toliau. Dar papasakoti norėčiau apie karabinus. Taip, mes turim 3 tipų karabinus. Taip. Va, radau. Yra 3 tipų karabinų. Tai iš šitų, kitokių karabinų nelabai yra pirkti, su suktuku ar be suktuku, nesmė, bet tokie tipo karabinai. Tai nemėgstu šitų karabinų, šiaip jie nėra blogi, yra vienas niuansas. Gal parodysiu, va su tuo geriau matysis. Va čia yra išlindę 2 vielos. Ir kada aš užsidėjęs šėryklą, ypač jeigu gaudau smulkę žuvį, tai būna per 5 valandas reikia pakalkuliuoti, per 5 valandas padarai apie 300 metimų. Reiškia, 300 kartų tu šėryklą pačiupinėjai, dėdams jaukų visą kitą. Tai rankos išbrinksta, tai va šitie 2 išlindusios vielos man visą laiką drasko nagus, visą laiką drasko pirštus. Va šitų karabinų aš nemėgstu, tik tais dėl to. Šitų karabinų irgi nemėgstu, dėl tos priežasties, kad jie išsineria. Šita viela būna, kad iššoka. Aš nesutikau jokios firmos normalios, kad šita viela laikytųsi. Jeigu mes uždedam sunkią šėryklą, mes turim naudoti labai didelį karabiną ir visą laiką man išsineria, pakeisti sudėtingai ir taip toliau, tai aš šito karabinų irgi nemėgstu. Man labiausiai patinka šitas karabinas, bet su juo irgi yra labai vienas didelis minusas. Labiausiai patinka šitas, jis nekliūna nei už rankų, nei niek, bet kada yra užlenkta va čia kilputė, kuris įstato, kur yra pati kilputė. Ten yra tarpelis ir ten įkrenta valas. Būna, kad valas ten įkrenta. Aišku, mes visų šitų dalykų galim pasitobulinti, išvengti. Mes galim paimti replytės ir šiek tiek pačią tą kilputę užspausti, kad nebūtų tarpelio. Bet tikimybė, kad ten įlis tikrai yra ir tokių atvejų pasitaiko. Bet va šitie karabinai man labiausiai patinka. Nenaudoju jokių suktukų su įdėtais, va kaip čia, papildomais visokiais žiedeliais, visur tarp suktukų, visą kitą. Nenaudoju. Dažnu atveju jie yra pagaminti su nežymiu broku, formų įliejant ar spaudžiant juos. Jie pažeidžia valą. Dažnu atveju aš žvejoju su labai plonu valu, 0,08, 0,10, 0,12. Tai visi tie papildomi, kas yra, jie nupjauna valą. Aš naudoju paprastą suktuką su apvalia kilpute. Ir nenaudoju, jeigu rasiu, bet turbūt tokių net neturiu, būna kilputė pailga. Tai aš jų irgi nemėgstu, nenaudoju, dėl to, kad gal rasiu, gal ir nerasiu. Ne, neturiu nei vieno. Būna pailga kilputė, tai aš jų irgi nenaudoju.
todėl kad man nepatinka, kaip valas pralenda pro tą netolygiai apvalę kilputę. Tai aš jų irgi nelabai mėgstu. Tai va, tiek šitoj laidelį, kas liečia žiemos temą, tai tikrai bus video su Deividu Račkausku, su Arūnu Koska, su pasaulio čempionu Gintautu Balsevičium. Taip kad laukit, sekit, tikrai bus video. Manau, kad jis turėtų išeiti sausio 19 dieną, jeigu sausio 17-18 įvyks Lietuvos poledinės žūklės čempionatas, tai 19 dieną turėtų išeiti laidelį kartu su Arūnu Koska, Deividu Račkausku, Gintautu Balsevičium, ir kitais chuliganais. Taip kad ačiū visiems už dėmesį ir iki sekančio pirmadienio.